Raseiniai yra toks tragiškas miestas, buvo nušluotas per karą, nieko nebuvo likę, pastatų beveik nebuvo likę. Daug žmonių žuvo, daug buvo nužudyta, ištremta. Toks yra ir tragiškas miestas, ir mano gimtinė tragiška, ir kartu tai yra gimtinė. Negalėjai gimtinės įsižadėti kaip tėvo motinos. Raseiniai visai kitaip atrodys. Man paklausėte apie Maironio parką. Tai buvo kitas parkas, buvo daug medžių, buvo tokia estrada, šokiai, vykdavo šeštadieniais, mes ten šokdavom. Buvo tokia susibūrimo vieta. Paskui ten degradavo tas parkas. Dabar visiškai kitas parkas. Aš nesakau, kad tai blogai. Ten, mano supratimu, tikrai gražiai padaryta, buvau ten atidaryta, kada padaromas paminklas Maironiui. Bet jums tas parkas bus jūsų parkas. Raseiniai. Raseiniai visų pirma yra nuostabi ir turėtų dabar dar būti, ne tik senoviai buvo Žemaitijos sostinė. Tai kas yra Raseiniai? Raseiniški. Savi. Raseiniškiai savi žmonės. Raseiniai nebūtų Raseiniai be žemaičių. Raseiniuose reikėtų daugiau žalumos. Ne, idealių vietų nėra. Visų pirma, mes ne idealūs. Aš seniau galvodavau, kad Raseiniai yra miestas ir labai pykdavau, kai kas nors pavadindavo miestelį Orbak, dideliu kaimu. Paskui buvo periodas, kai aš ten pakeliavau po visokias Barcelonas, taip toliau. Kai iš tikrųjų man tada Raseiniai atrodė, kad yra miestelis. Bet aš dabar grįžtu prie pirminės savo nuomonės, kad Raseiniai vis dėlto yra miestas. Gražiausia Raseinių rajono vieta yra Dubysos regioninis, ichtiologinis koks tai parkas. Krantai, upė, miškai, žibučių ten būna milijonų. Ir žmonių būna milijonai, kai geras oras. Raseiniuose verta gyventi, bent pabandyti gyventi tikrai verta. Tai ta vieta yra labai svarbi gimimo vieta, nuo kurios vienas žinomas toks Amerikos prezidentas pasakė, kad per visą gyvenimą nuo savo gimtosios vietos nenutolstama daugiau negu 300 mylių.